Sveiki ir softeriai paprasti mirtingieji, šiandieną randamės Pentagono karinį pramogų bazėje Radviliškis. Po 40 gausis, kem vienas kažkur žmonių, vienas mirtvekas, mirimo zona pačiam gale po dešinė bus, sekantis mirtvekas turbūt matė, tik stalas dabar atsiras ten ir visa kita, čia kur yra mašinos, už pastato kampo. Tai raudonųjų pusėje, mėlynųjų pusėje mirtvekos yra juostos, atskirai brief instruktažą, nes dažniausiai pridėlios minios kažkas bijo kažko paklausti ir panašiai, tai briefai atskirai bus kiekvienai pusiai, šiek tiek su papildoma informacija. Tai principė dabar išskirstom į dvi grupės, vieni į savo fobą, kiti į savo, galit ruoštis ir aš atlieksiu tiek pas vienus, tiek pas kitus, tada prasuksim briefą, paaiškinsiu smulkiai ir išduosiu dar to, ko reikės pačiam žaidimui. Gal neskaitę, tai už kiekvieną vykdytą užduotį bus gaunama žaidybinė valiuta, ta žaidybinė valiuta bus panaudota bigėjime. Bigėjimas bus rudenį, tai tą, ką sukaupsit, kiek įvykdysit užduočių, tokį turėsit pranašumą. Kadangi buvo karinė bazė netoli, tai dronų medžiagos neturim, bet keliaujam į mini briefą ir patį žaidimą. Mes galim rinktis užduotis, jie irgi nežino. Kiekviena užduotis turi savo pinigus, juos turim paimti. Jeigu įvykdom užduotį, gaunam kaip pavyzdys, duodavo bus kill and confirm, tai dogtegus rinkti, duos kortelės, kiekvienas turėsit po dogtegą. Žinot, kas yra dogtegas? Gaunam vieną tik kortelę, priešininkai irgi vieną. Kaip pavyzdys turėsim surinkti jų 30. Surinkę 30 įvykdom misiją, gaunam $200. Dolerius turėsim pasimti per raciją su orgai susisiekę, įmes mapą, kurioje pagal alfabetą teritoriją, kaip pavyzdys, ten kais 6, nueisit pasimsit. Belia kuris žaidėjas gali nueiti ir paimtos pinigus, parneša būrio vadui, pinigus taupom, iš priešininkų pinigų atiminėti negalim. Čia viena iš užduočių. Jeigu paėmam užduotį ir jos neįvykdom, galim keisti, bet tos pačios užduoties nebegalėsim pasimti. Na, užduočių turėjom įvairių ir jos keitėsi, tai buvo iš dalies tikrai įdomu ir paleidau į kovą mus, paleidau snaiperio būrį į vieną flanką, ilgai tenais neužsibuvau, pats nutariau keliauti į kitą pusę prie ligoninės, vadinkim, pastato, man atrodo, jie taip vadino ir bandžiau prigauti žmonės einančius link jo ir stengiamės užsišturmuoti šį pastatą. Nu, vieną gal nušau. Iš toli pavyko nušauti vieną žaidėją, bet kaip visada pamiršau. Antram aukšte per vidurį. Pirmą jungt. Kairiausiam langė ir per vidurį. Dar vienas su lėmenė, bet ne aš nušau. Na, daugiau ten su langais pasišaudėm, bet labai sunku suprast tam su langų viduje ir sunku suprast, kada žmonės lenda, tai daug neužsibuvom ir pušinaus arčiau, stengiausi pasimti kitą poziciją. Bet nematau, net nelenda čia. Aš tai manau pušinam pastatą. Atbėga dar, iš toli atbėga dar. Nedašausiu, bet matau žiauriai toli. Prie pastato bėga po dešinę jum. Per langą jum šovė. Tau kairiau reikėjo bėgti. Kai jisai bėgo gerai, tik į kairę reikėjo labiau. Atidaviau savo poziciją kitam žaidėjui, nes labai nepatogu pačiam su pistoletu. Jie nežiūri, reikia po prie kairės pribėgti. Lenda per pastatą. Sprendėm pušintis toliau, nežinau, kodėl jie bėga taip dešiniau atvirai į langus. Kaip galima buvo kairiau, bandžiau pridenginėti kažkiek, kiek įmanoma. Bet labai sudėtinga, langų daug. Nežinau, per langus lenda atsargiai. Antrą? Ilgai trukus patį irgi nušovė, tai teko įstraukti lėmenę, bet greitai buvau pagydytas. Ir nusprendžiau, kad nereikia čia švaistyti laiko. Aš bandysiu pažiūrėti langus. Reikia pušintis. Pasiruošęs bėgti. Į kairę, seniukai. Vis dar nesuprantu, kodėl jie į kairiau nebėga, bet aš pats tai tikrai nebėgau į paradinės langus. negalime tiesiog. Matau, galim. Nuėgi, tai atrodo langus tikrinti ir viskas. Bet ateina nauji, va, matau šaudo, matau kaip reikia. Skaičius? 3. Savi. Man vienas į kaklą pataikė. Tai aš tau, ne tau, aš tas, kurį gydė, aš nušodavau. Ten jam į galvą iššaudavau. Jam jis kaip norėjo pagydė. Tu teisi po to jam pataikė. Bet tu matai, tu nebuvai šitos pėsės, dėl to pasiuošė, dėl ko Kol Hebra kalbėjos, aš toliau pušinau kuo liausi pastatą, išgirdau balsus.
Nežinau, ar savas ar nėra, iš jų nematau, prieinu arčiau. Savas. Savas. Aš suvaliau pastatą su kolegom ir nusprendžiau pušintis į priekį, išgirdau priešų balsus ir priguliau pailsėt, palaukti jų. Ir čia mano vienas smagiausių Airsoft momentų, iš tiesų pačiam tikrai labai patiko, gaila kameros visko neperteikė, bet girdim balsus priekyje ir kantriai laukiu. Apie kokią minutėlę dvi teko pagulėti ir palaukti girdžiančių žaidėjus. Girdžiu, kad šaudosi, bet niekur nejudu. Na ir garsai tikrai girdžiu artėja, priešininkai artėja manęs. Čia turiu puikią galimybę nušaut priešininką, bet laukiu kitų priešų. Hit. Nepabėgam, daug tegų reikia. Ir tikrai girdėjau daugiau nei 2 priešininkus. Žinau, kad iš kur tolumoje yra dar priešų. Hit. Kairiais. Bet gerai, bet. Jau galvoju ant galvos užlipsi, būčiau nešaudęs dar. Leška dar įplauko. Ar čia klatronas? Taip, malon. Dar vakar žiūrėjau. Įeisim į būsimą įvedį, jie. Greičiausiai. Ne, vyrai, ne, tikrai. Tikėkimės. Išgydytas visą gerą. Išties smagus play. Sėkmės vyrai. Galėjau gal kantriau, bet tikrai atrodė gyvai, kad lipo ant galvos jau man žaidėjas. Tai tikrai iš kamerų atrodo dar gerokai toliau negu iš tiesų buvo viskas. Tai lipo jau realiai tiesiai per metrą ant galvytės. Tai tikrai smagus epizodas. O čia tolumoj pastebiu žaidėjas, čia aplankinom iš šono. Ir pastebėtas priešas yra toliau nuo manęs. Vis dar užsiėmęs kažką šaudo. Na ir nusprendžiu pašalinti šį žaidėją. Taip pat tolumoje pamatau siluetą ir ant kalnų tupinti žaidėją, bet labai lapai blokuoja šį šūvį, tai neskubu šaudyti, laukiu geresnės progos, kol atsidengs labiau šis žaidėjas. Ir atrodo proga jau šiek tiek tinkamesnė, dar bandau sulaukti, kol lapai pajudės ar ne, vėjas papūs tinkamą linkme. Ir nusprendžiu imtis iniciatyvos. Daug šratų, geras DMR-as ar ne, ir be problemų nušaunam šį žaidėją. Dar vienas žaidėjas pastebi mane, nori nušauti už medžio. Šiaip netai pavyksta pašauti lyg į koją, kažkas panašaus. Ir iš lėto nusprendžiu eiti į priekį. Toliau pušintis, arčiau atrodo kalną išvaliau, kažkas šaudė iš toli. Nesupratau kas, greitai sureagavau ir bandau pušintis arčiau kalno, kad turėtų kažkokį coverį. Ir čia spastus pakliūnu tarp daug žaidėjų. O tu negalai? Maladės. O čia priešai susimaišė ir vienas kitą nušovė. Ką? Nepataikiau tave? Ką? Į tai nepataikiau? Okay. Šiaip gali mane pagydyti, tai nori. Gal nenori? Šokau ant full auto šaudyt, vieną iššovė, jis nebešaudo, o antrą kartą pradėjau šaudyt, jau žiūri veikia. Kaip įdomi. Gal užsikirtų kažkas? Jo. Bet aš girdėjau, nes tu nuo kalniuko vieną nuėmei. 3 nuėmė aš tam. Tai va, yra žiūri. Ja. Tai buvo ne dar kažkas iš ten šaudė, tai aš paskui bandžiau atsitraukti į link kairės, į tave netyčia pamačiau. Tada dar tas draugs pradėjo rėkti galvas, pradėjau tą žiūrėti ir tu išlindai šaudai. Traškėjai šiek tiek. Ja. Tai galvoju, iš kurios čia pusės išlysi. Žiūrį, tu stovi, atsitraukiau, po to jau... Ja. Nice, maldės. Tai čia turim VIP asmenį su mėlynu šalmu, kurį turim saugiai pravesti pro žemėlapį. Tai tą ir bandėm daryti, bet labai stipriai užstrigom ties pastatu. Ir mane patį labai stipriai apšaudė į krūmus. Ir teko šiek tiek atsitraukinėti ir čia pastebiu tarpdurį žaidėją.
iš toli, atstumas didelis, matom šatai iš šonų skraido. Denginėkit duris, šaudykit duris langus. Na ir čia bandau pušintis į priekį. Gavau šatą iš tiesų į DMR ir nebegalėjau su juo šaudyti, tai palikau DMR vietoje ir nusprendžiau eiti su pistoletu, imtis iniciatyvos, artimesnės kovos. Čia pastebiu žaidėją, dar nebuvau tikras, ar priešas ar ne, šiaip netai pavyksta nušaut ir blendu giliau pasižiūrėti, kas vyksta. Ir čia dar vienas žaidėjas, labai artimas šūvis pro veidą, tikrai išsigandau ir netikėjau, kad tai bus arti. Nusprendžiu atsitraukti, nes jau žinau, kad laikys kampą ir nebėra prasmės čia atpušintis. Ir čia mano komanda irgi prisipušino arčiau. Per skylę vieną. Bandau pasakyti, kad per skylę nušau, jis pagalvoja apie kitą skylę ir sako, važiuojam. Aš sakau, davai, keliuką duok pastatysiu. Bet ne, jis ant kupros, važiuojam ant kupros, kaip sakoma, pažiūrėsim, kas gausis. Nepataikyt tikrai. Na, iš tiesų žiūrėjau slow motionų daug kartų, palieku jūsų teismui, parašykit komentarą, kaip jūs manot, bet mano nuomonė, tai tarp ginklo ir peties šatas praskrido, bet tikrai manoma, kad gal ir netyčia kažkaip padlieti petį ir pataikyti, tai iš karto atsiprašau damos ir tada prisėmo mirtį. Bet yra, kaip sakoma, jūs parašykit komentarus, kaip jūs manot, aš tikrai daug kartų bandžiau žiūrėti ir atrodo, Į vidų visi. Tikrai dabar nesu tikras, tai ką? Galia pačiam. Labai Pačiam atsiprašau. galia. Akit. Gavau. Aš jau gydytas, Na, ir ačiū. tikrai daug įvyko per šį žaidimą, visko net nesugebėjau įdėti į vieną video. Tai dar čia turėjom porą misijų pravestą, kaip sakoma, savo VIP asmenį, šiaip netai pavyko jį pravest. Dengim visi, kuo tik galėjom. Labai sudėtingai dengim, bet dengim. Šaulom. Ir pavyko pravest asmenį. Labai šauniai pastarbavo komanda, taip pat turėjom Capture the Flag misiją. Ją irgi pavyko padaryti, iš tiesų daug misijų vykdėm ir labai aktyviai vykdė mūsų komanda misijas. Šaunuolį komanda ir tikrai puikiai prisidėjo visi prie pergalės. Ir iš tiesų labai norėčiau padėkoti žiūrovom, kurie žiūri mano kanalą, subscribinat, prenumeruojat ir netgi per eventus prieinat, sakot, kad video dėka, video pražiūrėdami nusprendėt žaisti ir softą, tai nieko maloniau negali būti. Tai ačiū jums labai ir geros smagaus likusio vakarum, chebra. Jo. Įdomu labai, taiklumas, atstumas. Prašau, tai reikia biškį gumo. Čia tai... Reikia gumo, tik dabar biškį keis, nes tai jau, man atrodo, pasidėvėjau. O, Bupupa? jo. Kaip šaudį turėtų veikti? Čia elektrinis triggeris, kad more smooth būtų. Tokia laikiausi jau čia dar nesi. Tik labai nepatogu, jis nėra patogus, žinai, prasme. Ir va koks tylu. Aš į tildį dar noriu. Aš prašiau dar tylesnį. Tai jis dar kokią taiklumą. Ne, šiaip reikia. Biškį reikia dar pagerinti. Da, man iš viso kairė. Sako, reikia pagerinti. Pirštus skaudai biškį. Gal jūs? Gal ne aš. Ne, 2 kartus tikrai mačiau. Lengva tave pažinti. Jo, nes tu turi 2 karočią tas 2 vamzdžius. Ir iškart matos, kad jūs. Kas lenda, ne? Jo, kas lenda. Net kaip skaudžiai, kimbai. Jaučiu daug vienų svajonį. Klatroną jau pagauti. Jo, jis, beveik su visom kamerom susku, beveik 6 kilai. Pavargstu. O tai klausyk, tą gumytį kažkokį nestokį. Ne. Ką dėdi? Žinok, neklausk, aš vien meistrui vežu, jis man viską sudeda. Aš jam pasakau, ko aš noriu, jis man padaro. Tik tai žaisti. Tik man žaisti. Jo.